Žiedavimas buvo pradėtas prieš 80 metų. Tiesa, Lietuva tuo laiku dar neturėjo lietuviškų žiedų. Pradžioje visoje Lietuvoje buvo žiedojama vokiškai žiedais, kuriuose buvo įrašas Die Vögel warten Rositen. Ir truputėlį vėliau Kauno Vytauto didžiojo universitetas pradėjo gaminti žiedus su įrašu Lituanija. Mūsų stotis Ventės ragas, per metus žiedojam 60-80 iki 100 000 paukščių. Dalį paukščių mes galime čia pasižiūrėti. Suaugusi pelėda, labai reta rūšis, lotutė. Sniegenos patelės pilkos, patinėlė turi raudonus kostiumus. Gal galėsim, jeigu norit pasišnekėti, išeisit, jums neklausot manęs. Tai man netrukdykit. Arba aš nereikalingas, aš pasakočiau. Atėjo pasišnekėti muziejų. Gegutė.